Taigi, sveiki sugrįžę. Žodžiu, šiandien taip neįprastai transliuosiu žodžiu, nes kadangi ir per TikToką noriu, kad žmonės matytų ir per YouTube'ą. Kas nori, tai aišku, geriau prisijunkit per YouTube'ą, nes per TikToką dabar nematysiu klausimų jūsų. Kokia tema šiandien? Šiandien tema yra tokia, kad žmonės nesulaukia, kaip susikurti naują internetinę svetainę ar elektroninė parduotuvė. Tai žodžiu, pasidalinsiu ekraną ir pabandysim šiandien jau padaryti tokią laidą, kaip susikurti svetainę. Tai žodžiu, nuo ko pradėkim? Pradėkim nuo Google'is paieškos, ką tik Google siūlo. Ir rašom, kaip susikurti nemokamą internetinę svetainę. Va. Ką pasiūlys? Va, yra saitas 123, daug visų, Mozelo kažkoks tai LT yra, nemokamos svetainės.lt, patikimi LT, interneto vizijos, nemokamos svetainės LT, interneto svetainės kūrimas nemokamai, tik TV, nu čia jau yra, nepriklauso, čia nėra. Žodžiu, ne tai daug pasiūlymų tėra. Na, o mes tada, žodžiu, bet yra, galima ieškoti, kaip sakoma, ieškoti informacijos galima. O aš pabandysiu tada pažiūrėti, ką pasiūlys internetinis, tas dirbtinis intelektas. Kopijuojam vėl, kaip susikurti nemokamą, ir duokim pažiūrėti, ką pasiūlys. Galima pasirinkti platformą. Yra keletą populiariausių nemokamų svetainių platformų. Wix.com, WordPress, Google Site. WebHondegard. Užsienietiškus. Susikurk paskyrą, prisiregistruok verslui. Žodžiu, pasiūlymų yra neblogų. Mano svetainės LT čia jau lietuviškai reikia mokėti planų 3-10 eurų mėnesiai. Žodžiu, čia mane sudomino tas variantas Google Site. Pažiūrėkim Google Site. Ir čia mano svetainės yra. Tai žodžiu, negi jau vėl duoda nemokamai kurtis. Na, žodžiu, reiks pastudijuoti ir pasižiūrėti. Gerai, pabandykim, ar atidaro tą svetainę. Atidaro. Tai žodžiu, Google Site vėl pradeda veikti. Gerai, tą aš panagrinėsiu vėliau ir pasižiūrėsim Google Site. Taip, man nepamiršti reikia jį išsisaugoti. Išsisaugoti, matot, galite visą laiką paspausti čia žvaigždutę, jeigu naudojatės Google Chrome ir paspaudžiat atlikti, tada jau čia man sąrašas yra didelis. Išsisaugo, vėliau aš pasižiūrėsiu tą dalyką. Dabar taip, tada aš norėčiau šiandien pristatyti savo, kaip aš kuriu svetainės per Hostinger. Todėl šiandien pademonstruosiu Hostinger, nemokamai pademonstruosiu Hostinger, kaip galima kurti nemokamai reklamas. Tai va, čia galite įsigyti hostingą, domeną ir viską galima čia įsigyti. Pasiūlyk draugui ir gauk. Žodžiu. Taip, mano uždarbis, tą nuorodą, kaip čia reikėtų dabar nukopijuoti.
Žiūrėsim, rekomenduok ir uždirbk. Mano nuoroda. Taip, tą nuorodą aš nukopijuosiu. Ir dabar tada užeinam į svetainės. Aš jau turiu svetainę susikūręs, bet čia, žodžiu, užeinat į pagrindinį, gali pasirinkti domeną, išsirenkat domeną, pasitikrinat, tarkim, jeigu ateinat naujai, pasirenkat domeną ir tada spaudžiat pridėti domeną, įsigyti domeną, ar galit perkelti ir čia galite ieškoti domenų, susirandat domeną, koks jums tinka, tada galite nusipirkti. Jeigu norėsit apie tai, mes galėsim pakalbėti. Aišku, kitą kartą dabar man reikia svetainės, tada užeikime į Alfa reklama. Ir čia yra mano svetainė ir čia galima pridėti parduotuvę, bet aš parduotuvės dabar nedėsiu. Taigi kursai, pridėkim kursus, taip, puslapis kursų. Ir čia mes paimsim dabar, čia pridėsim knopkę, paspaudžiam pridėti elementą, čia galim pasirinkti elementus, ką norim, tekstą, nuotrauką, galeriją, vaizdo įrašus, viską galim pridėti. Mes pridėsim dabar šiandien knopkę. Kur ta knopkė prisidėjo dabar? Kur dinga knopkelė? Alio, knopkė, kur tu dingai? Neprisidėjo. Gerai. Ar prisidėjo kažkur tai? Šitai prisidėjo, Mums čia reikia knopkės. Pridedam knopkę ir ant jos paspaudžiam redaguoti. Tai čia užrašysim Hostinger. Ir jūs ant tos knopkės paspaudę. Čia įdėsim svetainės adresą ir aš čia įdedu nuorodą. Jūs per čia užėję atnešite man kažkokį tai pelną įsigiję domeną ar hostingą. Jūs vis tiek, jeigu kursitės per hostingerį. Dabar mes tai knopkelį pakeiskime stilių. Taip, įprasta spalva juoda. Juodos nerinkimės, rinkimės tokią violetinę spalvą. Teksto spalva balta gerai matosi. Dabar užvedus pelę vėl spalva juoda, kai užvedi pelę, juoda spalva gaunasi. Patraukiai, matot kaip. Mes pasirinksime užvedus pelę, dėkim raudoną kokią. Raudonesnė tokia spalva, ne, čia negraži spalva. Dėkim geltoną. Geltoną. Kaip atrodys geltoną? Pasižiūrėkim, kaip atrodys. Neapsimato Hostinger. Tada teksto spalvą reikia padaryti juodą. Teksto spalvą padarykim juodą. Ir matosi. Taip ir animacija. Uždedam animaciją tokia, kad atsirastų. Viskas. Ką uždarom. Mūsų knopkelė jau atreaguota. Atredaguota ir paspaudžiam atnaujinti. Atnaujinam svetainę. Svetainė atsinaujino. Dabar galim peržiūrėti, kaip atsinaujino. Tai atsidaro naujam puslapį ir žiūrim kursai. Ir mūsų knopkė apačioje jau matosi. Ir veikia puikiausiai. Ir paspaudus knopkę atsidaro Hostinger. Jūs tada prisijungiat ir tada tvarkotės Hostinger, bet jau būsit atėję per mano nuorodą ir man kažkokia tai nauda iš to bus. Paskui aš čia dar pridėsiu knopkių, kai turėsiu laiko, visokių tų dirbtinio intelekto. Kad, žodžiu, galėtumėt naudotis dirbtinio intelektu. Tai dabar grįžkim į pagrindinį puslapį. Ir jūs susikūrėt svetainę. Taip, mes tada grįžkim į svetainės ir į valdymo centrą grįžkim. Ir tada pabandykim naują svetainę kurti, nes jums įdomu, aišku, kaip susikurti naują svetainę. Dabar žiūrėkim, čia aš esu pabandymui paleidęs yra Hostinger programa, kuri dirbtinis intelektas kuria pats svetainės. Tai žiūrėkim, pažiūrėkim, kaip jinai kuria. Jinai kuria automatiškai, nereikia pačiam nieko kurti, jūs tik parašot, ko jūs norit. Aš parašiau
lietuvių kalba, ko aš noriu. Ir jinai dabar turi suinstaliuoti man. Ir tada pažiūrėkim, ką suinstaliuos. Ir tada bandysim kitą naują svetainę kurti. Arba čia, kol kūrė, mes galim atsidaryti naują langą ir mokėjimus galima prijungti parduotuvėje Stripe, galima Paysar. Tai prisijungiam su kitu ir ten, kol kūrė, kad mums nereikėtų laukti, mes galim pridėti naują svetainę. Čia galima pasirinkti WordPress, Hostinger svetainių kūrimo įrankį ir pritaikytą svetainę. Mes pritaikytą tai yra dirbtinis intelektas, kur kuria. Mes pasirinkim Hostinger svetainių kūrimo įrankis. Pažiūrėkim, ar užkrovė, ne. Užkrovė. Tai aš parašiau tokia, kad sukurtų man pažinčių svetainę. Tai jie sukūrė pažinčių svetainę. Tik aš juos dar neturėjau laiko pastudijuoti ir vienu žodžiu išsiaiškinti. Aš pastudijuosiu paskui ir tada mes prie tos temos grįšime kitą dieną. Šiandien tada darykim su Hostingerių pasiūlytų įrankių svetainę. Leiskite DI sukurti svetainę. Prekės ženklo pavadinimas. Tai įveskim prekės ženklo pavadinimą. Tarkim, mes užsiemam internetinę, gal prekybą, ką čia galim padaryti. Parašykim pelno nesiekianti organizacija. Pelno nesiekianti, čia bus ne prekės ženklas. Bet prekės ženklas, bet nesiekianti. Pažiūrėsim, ką pasiūlys. Svetainės aprašymais, keliais žodžiais aprašykit svetainę. Tai žodžiu, teikiame paramą žmonėms su negalia, skurdžiai gyvenantiems ir daugiavaikėm šeimom. Ir pažiūrėkim dabar. Paspaudžiam sukurti ir sistema automatiškai kuria jums variantus, kuriuos galėsite pasirinkti. Tai žodžiu, viskas vyksta labai nesudėtingai. Aš rusų kalba per 4 valandas svetainę sukūriau. Ir mums išmetė iš karto svetainę. Pagalba žmonėms su negalia ir šeimoms. Čia dabar mes galim pasirinkti tekstų spalvas, viskas, žodžiu, mes tą dabar nerinksimės. Ir svetainė jau yra padaryta. Galima telefonu peržiūrėti, kaip atrodys. Ir visą laiką būtinai, kai jau kursite svetainę, būtinai persižiūrėkit visą laiką, kaip atrodo telefonu. Visi puslapiai paruošti. Dabar bereikia tik tai pradėti. Taip. Galima kurti iš naujo, jeigu ši nepatiko, bet aš nematau jokių problemų. Žodžių versija 1. Pasirinkti iš 5 versijų. Tai pažiūrėkim, kokios kitos versijos. Kur čia galim pažiūrėti versijas. Duok kitas versijas, neduoda kitų versijų. Pasirinkta iš paskutinių, gerai. Gerai, žodžiu. Viskas aišku, sukūrėm. Tęsiam toliau. Viskas. Ir atsidarė jūsų svetainė, kur mes galim tęsti toliau. Čia dabar pagrindinis jau dalykas prasideda, jums reikia keisti savo duomenis, savo
savo logotipą, spaudžiat ant logotipo, atsidaro logotipas, galit išdėstymas elementai, išdėstymą galit pakeisti, kaip svetainė, kad išdėstyta, dabartinę galima pakeisti. Žodžiu, logo bus per vidurį, pakeičiam logo, atsirado čia, tą paspaudžiam, meniu pasislenka į tą pusę, tą paspaudžiam meniu čia, toj pusėje. Čia paspaudžiam, kas čia meniu, logotipos viršui palikome. Mes nekeisim, palikim pirmą variantą. Elementai. Rodyti logotipą, rodyti socialiniais ikonas, žodžiu, viską galima. Reikia studijuoti patiems ir tada matysit stilius, antraštės, viskas yra lietuvių kalba. Pridėti logotipą, tai logotipą galite savo įkelti, paveikslėliai, DI paveikslėliai, nemokami paveikslėliai. Pasirinkti galite iš nemokamų paveikslėlių, o jei įkelti, paspaudžiate įkelti ir pasirinksit, iš kur įkelti. Iš kompiuterio galite pasirinkti savo visus variantus, iš kur norite. Tai mes pasirinkim iš nemokamų. Kas galėtų tikti logotipui? Tas gali tikti logotipui įkelti. Įkėlėm logotipą ir logotipas iš karto jau rodosi čia. Žodžiu, toliau tekstas. Jeigu kas nors kur nors negerai, paspaudžiat vėl ant teksto, paspaudžiat redaguoti tekstą ir galite redaguoti tekstą. Žodžiu, galite keisti dydį, šriftą galite keisti, įkelti iš savo šriftą galite paryškinti, paryškinus padidėja raidės, dydį pakeisti galite. Taip pat galima spalvą keisti, galima nuorodą pridėti, labai daug visokių galimybių, ką galima padaryti ir visas lietuvių kalba, viskas aprašyta. Toliau yra paramos. Čia jau yra knopkė įdėta, čia mygtukas įdėtas. Knopkė rusiškai, aišku, mygtukas įdėtas. Tai žodžiu, paspaudžiam ant mygtuko ir dabar pažiūrėkim, ką tas mygtukas duoda. Paramos ir svetainės adresas parodytas eksemplė. Čia jau reikia pakeisti. Mes dėl paramos kokius puslapius turim. Paramos programa, apie mūsų kontaktai. Paramos. Čia reikia susikurti puslapį ir tada nukreipti į savo puslapį galima padaryti, kad nukreipti tą mygtuką. Galima pasirinkti puslapį nukreipti, galima nuorodą, sekciją, elektroninio pašto adresą, galite savo elektroninio pašto adresą įdėti, ar telefono numerį, ar failo atsiuntimą netgi galite įdėti. Žodžiu, labai daug visokiausių nukreipimo būdų. Daugiau mygtukas redaguosim. Jis turėtų būti nukreiptas į svetainės adresą paramos programa, kad būtų daugiau apie paramos programą paskaityti. Todėl spaudžiam puslapį ir pasirenkam puslapį paramos programa. Ir bus tada ten nukreiptas viskas. Stilių galima, aišku, irgi koreguoti, kaip ir rodžiau jau anksčiau, visus stilius. Taip, apie mūsų misiją. Čia vėl pasirenkat, jeigu norit tekstą redaguoti, vėl paspaudžiate redaguoti ir tą nukopijuoti tekstą paprasčiausiai. Kopijuoti leidžia taip, jeigu neleidžia nukopijuoti ir įklijuoti, tada reikia su knopkėmis CTRL ir V paspaudus nukopijuojat, CTRL V ir V įklijuojat, C paspaudus kopijuojat, o V paspaudus įklijuojat. Tai žodžiu, jeigu neleis tiesiai įklijuoti, galite įklijuoti su raidėmis. Apie tai čia reikėtų, aišku, gilintis patiems labiau. Nuotraukos irgi taip pat galite pasikeisti, paspaudę redaguoti ir paprasčiausiai paspaudžiat ir galite įkelti savo nuotrauką, sudėlioti. Galite įkelti video netgi. Video galite įkelti, žodžiu, bet video tada reikia jau pakeisti tą puslapį. Tada, žodžiu, paimam tą ištrinam ir įkeliam čia vaizdo įrašai. Ir įkeliam vaizdo įrašai. Ir vaizdo įrašas turi būti
jį galim padėti, kur norit pakelnuoti, vat, kad nemaišytų. Ir vėl tada paspaudžiate redaguoti vaizdo įrašą ir va čia paspaudžiate ir čia galėsite iš YouTube su YouTube nuoroda įkelti vaizdo įrašą. Galima įkelti ir tiesiogiai, bet tiesiogiai ne visus tai leidžia įkelti. Čia taip pat automatinis funkcijas, tai neveiks mobilius, tai neveiks. Galite automatinius nustatymus padaryti, kad jums ten rodytų kitą vaizdą, animaciją pakeisti, vat, kaip norit, kad būtų rodoma. Va, įkeliat savo vaizdą iš YouTube, nukopijuot nuorodą, įkeliat savo vaizdą, vat, paimam, nukopijuojam. Ne, mums tą reikia iškirpti. Tai iškirpam ir atsidarom kitą YouTube, nes ten, tai pažiūrėm, įkelsim mano įrašai, kur yra. Va, paimam šiandienos dienos ryto laidą, nukopijuojam nuorodą, vėl uždarom tuos, žodžiu, ir įklijuojam. Ir viskas labai paprasta, viskas. Vaizdas įkeltas. Ir paspaudžiam publikuoti svetainę. Svetainė išsaugojama. Jau prašo domeną. Kiekvienai svetainai reikalingas domenas, įsigyti domeną. Na, žodžiu, mes peržiūrėsim svetainę ant laikino domeno, nes kadangi man nereikia tos svetainės, tai va, peržiūrim. Ir va, video paleidžiam ir video jau įsijungia. Vienu žodžiu, viskas veikia labai greitai, viską labai greitai galima keisti, be problemų. Tai žodžiu, naudokitės. Jeigu turite nors klausimų, rašykite, aišku, elektroniniu paštu, telefonu skambinkite, žodžiu, bandysim viską suderinti. Čia irgi va, tą būtinai reikia pasikeisti, va čia įrašyti savo svetainės adresą, tarkim, koks ten bus jūsų tas adresas. Nu, tarkim, šiai dienai aš turiu alfa reklama įrašau. Reklama.ch. Ir čia kiekvienais metais tą reikia keisti, nes 26 metais, kad būtų 26 metai. Toliau va, pakeičiat numerius, pakeičiat visus kitus nustatymus, nenustatymus, o elektroninį paštą pasikeičiat. Taip pat šitą, čia nepamirškit, vat yra, įveskite savo elektroninį paštą. Šitą būtinai irgi pasikeiskite, nes čia yra pagrindinė informacija. Jeigu žmogus norės iš jūsų svetainės užsiprenumeruoti formą, jūs turite būtinai čia šitai įvesti savo elektroninės svetainės adresą, va čia šitai. Tiksliau elektroninių pašto. Tai va, čia mes įrašom savo elektroninį paštą, tarkim, info@alfa-reklama.ch. Ir va, ir tada paspausim išsaugoti ir man į elektroninį paštą atsiųs patvirtinimą, bet aš jau šį kartą nedarysiu to. Tada išsaugojat ir pas jumis ateis į elektroninį paštą patvirtinimas ir jūs gausit paspausti patvirtinimą arba pabandykite, nes bus jums aiškiau. Va, išsiuntėm patvirtinimą. Tai dabar mes prisijungiam prie elektroninio pašto. Alfa reklama, info alfa reklama, va, prisijungiam. Ir atėjo iš hostingerio laiškas. Va, verify, patvirtinti, patvirtinam. Viskas. Elektroninis paštas patvirtintas. Tai išjungiam, iš čia atsijungiam, grįžtam atgal ir dabar perkrausim ir čia jau bus patvirtintas. Ir dabar jūsų forma jau yra elektroninis paštas, veiks jūsų koks įkeltas. Va, paspaudžiam vėl ir pasižiūrim. Redaguoti formą ir va, elektroninis paštas jau stovi geras. Ir jau dabar čia formą, kai pildysi, jau tada žmogui ateis normalus, konkretus čia formos pavadinimą, aišku, lietuviškai galite pakeisti. Toliau laukeliai pasirinkti, kokius laukelius norit pridėti, išimti galit. Mygtukas, va, kokius spalvos parinkti galit, kur mygtukas turėtų stovėti. Paryškinti, aišku, ir užvedus pelę, kas turi pasikeisti. Stilius, laukeliai, spalvos, bendri nustatymai, dar grįžkim, bendri nustatymai.
formos atsakymas, taip pat žiūrėti atsakymą, paspausti žiūrėti atsakymą, nes čia bus įrašytas angliškai, todėl jūs čia redaguokit ir įdėkit savo atsakymą, nes geriau, kad visus atsakymus reikia peržiūrėti ir žodžiu, redaguoti. Tai automatiškai viską atsako. Dabar, kadangi jau čia nustatėme elektroninį paštą ir kontaktų formoje irgi turėtų būti automatiškai nusistatęs elektroninis paštas. Kontaktinė forma, paspaudžiame redaguoti ir jo elektroninis paštas jau nusistatęs automatiškai, kurį priekį įvedėme. Taip pat šitai visus duomenys savo susivedam, adresą įvedam, adresas turi būti pagal Google. Jeigu kartais netitiks, tada Google žemėlapis nerodys, todėl tą būtina reikia irgi sukoreguoti normaliai. Jeigu jums nepavyksta normaliai sukoreguoti, galite iš viso tą skiltį išimti. Tą skiltį išimat ir neįmat į galvą. Taip pat visus kontaktus, socialinius tinklus atsidarot ir įsivedat čia savo duomenis. Suvedat savo duomenis, tarkim, atsidarau aš savo Facebooką ir mano paskirtis, paspaudžiu ant savo paskirties ir tada tuos duomenis nukopijuoju, kopijuojam ir įkeliam čia. Ir tada įklijuojam ir paspaudžiam varnelę būtinai. Viskas čia duomenis išsaugoti. Dabar jeigu žmogus ant to paspaus, jau atves tiesiai į mano puslapį. Žodžiu, nebeklaidžiu. Taip pat darom su Instagramu, su TikToku ir su tom Twitteriu. Žodžiu, visus sutvarkom. Stilių galima, jeigu norit keisti, išdėstymą, animacijas ir taip toliau. Viską galima pakeisti savo variantais ir be problemų. Arba galima visus ištrinti. Toliau žiūrėkime, kas čia yra. Čia šitą yra svetainės suvestimą. Čia dabar matot, yra 4 iš 7 nepadaryti. Reikia redaguoti antraštės, atnaujinti paveikslėlius, patikrinti svetainės mobiliajame įrenginėje. Tai būtiniausiai, kaip sakiau, visą laiką reikia tikrinti mobiliuosiuose įrenginiuose, kad būtų išdėstymas, nes automatiškai kartais lipa vaizdas ant vaizdo. Todėl tą visą laiką reikia patikrinti. Ir galima, tarkim, ant tos nuklės pasispaudus, ant to mygtuko ir pasispaudyti čia, gali redaguoti, ką nori. Mes šį kartą neredaguosim. Atnaujinti paveikslėlius gali. Tai, žodžiu, viską gali daryti. Toliau viskas kairioje pusėje visi įrankiai sudėti, pridėti. Pridėti, matot, galite tekstą, teksto lauką pridėti, paspaudžiam pridėti. Nepridėjo, gerai, nepridėjo, paspaudžiam čia. Kodėl nepridėjai teksto? Mums reikia tekstos pridėti. Taip, dar sykį paspaudžiam. Pridėjo. Tekstą mes norim, tarkim, čia pasikeliam čia. Čia padarykim daugiau vietos, nuleidžiant rodiklį. Nuleidžiam vietos ir mums reikia, tarkim, per visą ekraną, kad būtų. Ir čia rašom savo tekstą. Redaguoti tekstą paspaudžiam. Ir rašom savo tekstą. Ir pasirinkam, kur tekstas turėtų stovėti viduryje, ar iš kito šono, ar lygiai per visą. Tai, žodžiu, viskas susireguliuoja, pasirinkat spalvą, dydį. Žodžiu, čia yra daug nustatymų, labai daug nustatymų visokių. Viską galit keisti. Taip pat mygtuką jau rodžiau, kaip įsikėlėm. Paveikslėlis, o čia jau galerija. Galerija, kai įsikelsit, čia jau galima daug nuotraukų yra. Vėl padidinkim daugiau vietos, nes pridėjom dar vieną. Ir galerija, tada paspaudžiate redaguoti galeriją ir čia tada jau renkatės, kaip norit, kokią formą išdėsite būtų, galima pakeisti formą. Ir tada animaciją pasirinkat, bet reikėtų mums pažiūrėti dabar galeriją, paveikslėlių pavadinimas. Nematau vieno įrankį, galerija dabar yra, o kur? Gerai, redaguoti galeriją. Tvarkyti galeriją, pasispaudžiu tvarkyti galeriją. Matė dar sykį,
paspaudžiate ant tos ir neredaguoti galeriją, bet paspaudžiat tvarkyti galeriją ir tada atsidaro nuotraukos. Tas, tarkim, ištrinat, įkeliat savo, pridėti paveikslėlius, viskas lietuviškai parašyta, žodžiu, be problemų susitvarkot, susikeliat savo paveikslėlius ir susikoreguojat ir vėl paspaudžiat atnaujinti ir svetainė atsinaujina ir visas įsisaugo. Toliau gal žemėlapius, Instagramą įsikelti, kontaktų formą, naujienlaiškis, socialinis tinklas, Facebook, įterpti kodą. Įterpti kodą čia jau sudėtingiau. Aš to dalyko nedarau, nes kadangi aš to neišmanau, todėl aš kodų neįkelinėjau, o čia galima įvesti kodą. Tai žodžiu, su kodais aš neužsiimu. Tai toliau svetainės meniu. Čia reikia SEO sutvarkyti, paspaudžiat į SEO tvarkyti ir tvarkote SEO. Apie SEO gal nekalbėsiu šiandien, nes ten daug yra darbų. Tai žodžiu, susitvarkysit patys greičiausiai. Jeigu nepavyks, kreipsitės, padėsiu sutvarkyti. Taip pat svetainės stiliai. Čia galim susikoreguoti savo stilius, pasidaryti, jeigu norit. Toliau, kas čia toliau yra? Tinklaraštis. Tuo aš nesinaudoju, parduotuvė. Va čia gali pridėti parduotuvę. Paspaudžiat pridėti parduotuvę ir prisidėjau parduotuvę. Užrašas istorija. Ir prisidėjau krepšelis. Tai ir tada jūsų jau čia gaunasi parduotuvė. Ir jūs, jeigu norit parduotuvę, tarkim, mums nereikalingi gal tie, mes galim tuos išimti, bet jeigu mums reikėtų tuos išimti, tarkim, užeinam, taip, svetainės stilius, svetainės meniu. Ir paspaudžiam pagrindinį, paliekam, tarkim, mums to nereikia, mes paimam arba ištrinam, arba galima pakavoti, kur čia yra pakavoti, keisti, paslėpti iš meniu, paspaudžiam paslėpti, matot, meniu nebeliko, apie mus paslėpiam irgi, nebeliko apie mus, kontaktai toliau tiek, tegul pasilieka, Ir žodžiu, beliko tik tai 3 variantai, pagrindinis, kontaktai ir parduotuvė. Taip, ir mums reikia redaguoti parduotuvę. Visų pirma, aišku, reikėtų pavadinimas, taip, svetainės meniu. Redaguoti. Pervadinti, Spaudžiam parduotuvę. Užrašom parduotuvę. Išsaugoti. Tai Ir tada jau mes esam jau parduotuvėj. Ką parduotuvėj? Čia pradedam redaguoti skiltį. Parduotuvės kalba. Keisti kalbą. Yra anglų kalba, pasirinkim lietuvių. Lietuvių kalba. Čia matot galima pirkinių krepšelis, rodyti papildomų produktų pasiūlymo pirkinių krepšelį. tą galim pažymėti. Žodžiu, čia daug nustatymų galima pažymėti. Gerai, mes atnaujiname tą. Sukurti dovanų kuponą galit, mes nekursim dovanų kuponą. Mes pakeitėm kalbą, ir kalba automatiškai visi produktai paliko, naršyti pagal 8 produktai, visi produktai nereikia į nieko versti, aš galvau, kad reikės išversti. Ir dabar tada pradedam produktus žiūrėti. Ir produktus tada reikia jau redaguoti. Pasirinkam redaguoti produktą. Ir produktą pavadinimas. Jau rašom savo pavadinimą ten, tarkim, ką galim mes pasiūlyti. Tarkim, kepurė ir parašom kepuraitė. Žodžiu, antraštę pridėti galima, žodžiu, daug. Ir čia šitą jau rašom aprašymą didesnį. Kas apie tą kepurę vyksta, tai žodžiu, kas per kepurę, tai žodžiu, mes ką padarysim. Mes padarysim taip. Mes paimsim viską, nukopijuosim ir įmetam greitai į vertėją ir įklijuojam vertėją, pasirinkam anglų kalbą, kad išverstų į lietuvių kalbą, išvertė į lietuvių ir vėl nukopijuojam ir įklijuojam atgal. Ir
Taip, toliau. Sutvarkom. Taip. Dydis, spalva. Nu, čia, žodžiu, reikia pasiklausyti, nepažiūrėjau, bet nesvarbu. Taip pat galima pridėti dar papildomų nuotraukų. YouTube vaizdo įrašą net galite įdėti, matot. Labai padaugų. Taip pat galima išsaugojam ir būtent jau aprašymas. Taip pat mes galime paimti, ištrinti produktą, ištrinam produktą. Taip pat galima kurti kopiją, redaguoti ir visus produktus galim redaguoti. Ir taip pat galim pridėti produktą. Paspaudžiam produktus ir pasirenkam, koks jums reikalingas ir tą pridedam. Žodžiu, viską labai patogu valdyti. Taip pat čia yra nuolaidos, jeigu turėsite nuolaidas pridėti galite, kategorijų galite pridėti. Tarkim, jeigu ten yra prekės vienos rūšies, kitos rūšies, galima pridėti daugiau kategorijų. Jums tada atsidarys ne būtent tik tai vieną prekę, atsidarys jau tada kategorijos ir tada jau jūs gausit rinktis iš kategorijų. Tarkim, paspausit ant parduotuvės ir jums atidarys ne tokį langą, o jau bus kategorijos pasirinkti. Ten bus, tarkim, galima padaryti namų ūkio reikmenis, ten automobiliams, ten, tarkim, plaukams, nagams, žodžiu, jau kam norit, tą galit prigalvoti. O jeigu turite kažkur tai pavyzdžių iš kitos parduotuvės, labai lengvai galite iš kitos parduotuvės atsidarę kitame lange kitą parduotuvę, kopijuoti duomenis ir perkelinėti į savo parduotuvę, išsaugant ir publikuojant. Tai žodžiu, aš manau, kad labai nesunkiai tą galite padaryti kiekvienas, todėl aš nemanyčiau, kad šitą labai sunku tą daryti. Taip, žodžiu, tai tokia ta problema, kaip sakoma, ne problema, o čia toks lengvas būdas, kaip susikurti savo parduotuvę, susikurti savo svetainę. Ir kai jau turėsit domeną, prijungti domeną būtinai reikia, nes be domeno svetainė neveikia. Čia, man rodo, dar reikia padaryti vieną variantą kažkokį, atnaujinti paveikslėlį. Gerai, pabandykim vieną paveikslėlį atnaujinti. Įkelkim vieną paveikslėlį ir tas atsikabins, automatiškai jau susitvarkys. Kur dingo paveikslėlis mano? Tu eik į viršų, nebūk čia. Čia tau nėra vietos. Gerai, tas paslinkimi. Čia pridėti skiltį, taip matot, jeigu reikia pridėti skiltį, galima pridėti tuščią arba pridėti jau parinktą galite, žodžiu, pridėti skilčių, jeigu reikia daugiau puslapių. Mums šiai dienai nereikia, todėl mes nedėsim, bet neduoda man, kodėl neduoda paslinkti dar į apačią. Eik į viršų. Neina į viršų, ištrinkim tada. Žodžiu, bandom iš naujo pridėti. Į šitą skilčių neleidžia pridėti, viskas aišku. Gerai. Tada pridėkim dar vieną skiltį. Pridėkim dar vieną skiltį ir pridėkim tuščią. Atsirado skiltis ir čia pridėkim paveikslėlį. Pridedam paveikslėlį ir aišku, redaguokim paveikslėlį, pakeiskim jį kitu. Nemokamį paveikslėlį, įdėkim. Ir įkeliam. Ir viskas. Ir mūsų svetainė čia jau išdega žalias, reiškia, jau viskas yra sutvarkyta. Tai žodžiu, viskas susitvarkė automatiškai. Ir čia paskutinis paspaudžiam ant 3 taškelių. Čia jau galima matyti daug visokių nustatymų, bendri nustatymai, kontaktinė forma ir paspaudžiam kontaktinę formą. Čia rodo 0. O jeigu jums per kontaktinę formą bus laiškų, jums čia rodys, kiek yra laiškų, galėsit laiškus skaityti ir atsakinėti, žodžiu. Taip pat svetainės nustatymus čia savo matote ir čia galite pasispaudę ant savo
viską tvarkyti. Čia visas aprašymas yra lietuviškai, kaip ką daryti. Todėl, jeigu susidursit su sunkumais, kreipkitės, pagelbėsiu. Medijos biblioteka. Žodžiu, viską tvarkotės patys be jokių problemų. Svetainės kalbos. O čia galima pasirinkti pagrindinę kalbą ir taip pat galima pridėti dar papildomų kalbų. Žodžiu, atsarginis kopijavimas. Taip pat galima eksportuoti turinį į WordPress. Va čia susikuriat ir paskui galite eksportuoti viską į WordPressą. Tai žodžiu, labai patogu naudotis lietuviškai. Aš nežinau, aš nemanau, kad čia jums turėtų būti problemų tom klausimu. Bet jeigu bus problemų, visada klauskit, atsakysiu, patarsiu, kiek galiu. Aš kaip ir sakiau, aš esu savamokslis, bet aš naudojuosi tom programom nemokamai ir džiaugiuosi, todėl ir su jumis dalinuosi, kad ir jūs galėtumėt naudotis. Tai dabar pažiūrėkim, kur mūsų ta svetainė sukurta paliko. Va, ta, pelno nesikinti. Ir mes ją paimkime, ištrinkime, kad ji mums negadintų reputacijos. Viskas užbaigti. Ta svetainė išsitrins automatiškai ir dings iš mūsų eterio. Va, kaip bus. O dabar pasižiūrėkim dar truputėlį į tą mūsų naują svetainę, kurią sukūrė dirbtinis intelektas. Va. Lietuvių, rusų ir vokiečių kalba. Registruotis. Prašo elektroninį paštą įvesti. Įvedam paštą, sugalvojam kodą kokį nors. Kokį čia sugalvoti? 123 321. Bandom registruotis. Nesaugokim. Čia prašo vardą. Gerai, sukurkim vardą. Sugalvokim kas nors besmegenis. Elektroninis paštas. 123 321. 123 321. Ir registruojamės. Kodėl aš pasispaudžiau vokiečių kalbą registruotis? Pasijungtim lietuvių kalbą. Kodėl man vietovė? Vyras, vardas, besmegenis amžius. Pasirinkam amžių. 33. Vietovė. Minskas, apie mane, pomėgiai, ieško santykių, pasirenkat kokių santykių ieškot, nuotraukas įkeliat nuotraukas ir sukuriat profilį. Ir viskas kūrėsi profilis. Nežinau, kiek reikia, todėl reikės studijuoti. Redaguoti galima profilį. Žodžiu, nežinau, reikės paskui studijuoti laiko turint, kaip jinai veikia ir ar veikia iš tikrųjų. Tad žodžiu, manau, kad šiandien užteks. Šiandien tiek. Ačiū už dėmesį ir iki malonaus. Te padeda mums Dievas.